Ką parduoda dabar čia? Čia idėjas parduoda. Čia malonu matyti visus mus keliavusius ir rinkusius idėjas besimokančių mokyklų tinkluose. Vigilija, būk mūsų tarpe. Simona, būk mūsų tarpe. Tai visi susikabino, kad mes esame mūsų tarpe. Scenarijų nepažeiskite. Kolegos koordinatoriai ir ekspertai, Vitalija, Vytautai, Regina, Ramutė, Rolandai, Silva, Marija, Skaidrutė, Birutė, Irena, Nijolė, Vidai, Nora, ekspertai Remigijau, Vida, Valdonė, Odeta, Elena, Antanai, Genutė. Būkite mūsų tarpe. Mums reikia tiek, mums taip ir sakė. Mes turim čia iš Dibinų Igno Končiaus pagrindinė mokykla, Skuodo rajono Bartuvos vidurinė mokykla, Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija. Būkit mūsų tarpe. Antroji grupė – mokymosi motyvacijos skatinimas ir palaikymas. Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla, Kauno Lapių pagrindinė mokykla, Širvintų Bagaslaviškio Igno Končiaus pagrindinė mokykla, Panevėžio Saulėtekio vidurinė mokykla, Šiaulių Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla, Tauragės Tarailių pagrindinė mokykla. Būkite mūsų tarpe. Trečioji grupė – žemos mokymosi motyvacijos priežastys ir sprendimo būdai. Kauno Kalniečių vidurinė mokykla, Klaipėdos Gabijos pagrindinė mokykla, Radviliškio rajono Pašuškio pagrindinė mokykla, Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla ir Visagino Žiburio pagrindinė mokykla. Būkite mūsų tarpe. Ketvirtoji grupė – ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Raseinių Girkalnio pagrindinė mokykla, Jonavos Vareikio pagrindinė mokykla, Raseinių Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, Utenos pagrindinė mokykla, Klaipėdos Andrėjavo vidurinė mokykla, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Būkite mūsų tarpe.
Penktoji grupė rajono Kražių gimnazija, Prienų rajono Balbieriška pagrindinė mokykla, Vilniaus Janio pradinė mokykla, Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija. Būkit mūsų tarpe. Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla, Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinė mokykla, Joniškio rajono Skaisgirio vidurinė mokykla, Kėdainių rajono Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Panevėžio specialioji mokykla ir Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla. Būkite mūsų tarpe. Septintoji grupė – saugios ugdymo aplinkos kūrimas mokykloje. Ignalinos rajono Vitiškių vidurinė mokykla, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Radviliškio jaunimo mokykla, Pasvalio rajono Daulainų pagrindinė mokykla, Panevėžio rajono Velžio gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Būkit mūsų tarpe. Gerbiami svečiai, Edita Trubilienė, Dalia Bredelienė, Audronė Gabienė, Jolanta Vanagienė, Vidai Vrubliauskai, Jurgita Nemanienė, Aldona Zaukienė, Janutė Kolesnikova, Ona Čepulėnienė, Vilija Sipaitė, Loreta Graželienė, Laima Rutkauskienė, Audronė Šuminienė, Irena Raudienė, Sonata Likienė, Loreta Statauskienė, Marytė Skakauskienė, Nina Poderienė. Tai iš Švietimo mokslo ministerijos, Švietimo plėtotės centro, Pedagogų profesinės raidos centro, Visagino Žiburio, Prienų savivaldybės, Rokiškio Južintų, Panevėžio Saulėtekio, Pedagogų profesinės raidos centro svečiai. Būkite mūsų tarpe. Mėly kolegos, aš labai jaudinuosi kaip ir jūs, ne tik dėl to, kad mes per metus taip augom, bet kad mūsų yra daugiau. Tų, kurie darė, įgyvendino, yra daugiau tų, kurie nori pasidalinti idėjomis ir netgi nusipirkti idėjas. Aš tikrai džiaugiuosi, kad ta tradicinė forma konferencijos šiais metais prasidėjusiems kūrybiškumo metams mes skiriam kitokią formą. Mes nesėdim, mes ne tik rašom knygas, mes atviri naujovėm ir mes skleidžiam tas naujoves. Jeigu prisimena šios konferencijos buvusios praeitų metų dalyviai, čia stovėjo graži eglutė. Ir aš sakiau, kad jau kalėdos ir štai mes išsinešam po vieną tą eglutės spindulį, išsinešam tą žvakutę kaip savo širdį. Ir uždegime tą meilę, tą kūrybiškumą kitiems. Aš manau, kad šiandien visa panorama spindi tikrai šviesesnėm spalvom nei panorama, kur yra Narbuto gatvėje. Tai ačiū Jums, kad Jūs panoramą įžiebėt idėjomis, darbais, savo mintimis, kad parodysit tai, ką labai sunku parodyti. Pasikeitusi procesą, pasikeitusią pamoką, pasikeitusią galbūt vaikų motivaciją, galbūt jų nuotraukos parodys, kad mes tikrai dirbam kitaip. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi. Ir džiaugiuosi keliais, tokiais galbūt besitęsiančiais darbais ir idėjomis. Tai, kai praeitais metais aš sakiau, ar projektui pasibaigus vienam etapui, ar žmonės motyvuoti toliau dirbti. Jūs atsakėte klausimą. Mes norime keistis, mes norime būti kartu. Tai aš pirmiausia dabar padėkosiu visiems, kurie taip gausiai atvyko į šią idėjų mugę ir pasikvietė kitus. Padėkokim visiems čia susirinkusiems. Antrą norėčiau pasakyti, kad labai dažnai švietime sakome, tai padariau. Sakyti mes galim, tai padarė mes visi, jeigu mes dirbam kartu. Aš manau, čia nėra lygmenų
to formalizuoto turinio, visi vadinasi vardais ir tie, kurie jums padėjo, jie yra aukščiausio lygio ekspertai, taip kukliai sako ekspertai, bet aš žinau, kad tie žmonės šiandien džiaugiasi galbūt dar labiau, nes Švietimo plėtotės centras, Švietimo mokslo ministerija, visa Lietuva ir jūs, kurie pradėjot reformą tais, sakykime, dar pertvarkos metais, 88, 89, 90, jūs atnešėt reformą šiandien parodyt, kaip vyksta gyvai. Tai yra antras pasveikinimas, ką mes galim padaryti visi kartu ir pasidžiaugti, kad mes iš tiesų jau 20 metų einam link to vaiko, einam į tą vaiką. Ir taip gavosi, kad šiandien man netiesiogiai beteko kalbėti su Violeta Jonynienė, kuri buvo pas daktarę Lukšienė. Ir jinai siunčia jums linkėjimus. Tai aš sveikinu ir reformos pradininko vardu. Ačiū labai jums. O trečią tikslą, kurį aš keliu, ir aš manau visi mes čia turime, kad kuo daugiau idėjų mes kiekvienas pasimokytumėm iš kitų. Žodis būk mūsų tarpe yra kviečiama visiems. Aš žinau, kad ir ministerijos kiti vadovai ruošiasi atvykti į mugę, bet aš sakiau, jūs greičiau skubėkit, nebeliks idėjų, nes viskas bus parduota. Aš dėkoju už tą verslumą, už tą, kad ką tik baigėsi tarptautinė verslumo savaitė. Ir mes sakom, ar mes esam verslus? Mes sakom, taip, mes dirbame, bet ir mokame jau savo idėjas, moderniai pristatyti. Tai aš visiems linkiu kūrybiškumo, žinau, kad tų pinigų yra nedaug, kreditą yra labai mažą davėte, ir aš žinau, kad daug kas gal norės iš tiesų, sakykime, skolon pirkti. Tai kadangi visi sako apie krizę tą finansinę, tai žinot, aš noriu pasakyti, kad mes irgi esam daug kur skolingi kažkam. Tai leiskit nusipirkti paskolon, atiduosim per kitus metus. Leiskit pasinaudoti jūsų idėjom, dabar jau sakau visiškai rimtai. Labai daug yra tikslinių grupių, kurios jūs nori pirkti ateityje. Mes norime, kad jūs taptumėt gerosios patirties idėjų sklaidos iniciatoriai savo savivaldybėse. Jeigu jūs tą investiciją pasidalinsite su kitais, tai Lietuvoje ne tik šitoms mokykloms, bet visos Lietuvos vaikams bus geriau mokyti. Loreta minėjo verslumas ir ypatingai svarbu darnusis vystymasis. Iš viso savo skyriaus gausaus žmonių būrio mes čia į sceną pasikvietėm Jurgitą Nemanienę ir tai neatsitiktinai. Darnusis vystymasis. Jurgita pratęs. Pirmiausia, aišku, prisidedu prie mūsų Loretos Žadeikaitės gausių sveikinimų, prisidedu savo ir viso pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vardu. Ir žinoma, linkiu sėkmės, kad šiame baigiamame etape, kuris turės testinumą, išsipildytų visų mūsų ir kartu kiekvieno lūkesčiai. Manau, dalindamiesi savo patirtimi, mes tampame turtingesni visom prasmėm. Ir taipogi turiu perduoti labai nuoširdų sveikinimą nuo Lietuvos nacionalinio tarptautinių Žemės planetos metų komiteto. Draugišką ranką mokyklų bendruomenėm ir atvirukuose pamatysit jų ranką parašytas kontaktinis adresas. Kviečia kartu bendrauti, bendradarbiauti ir atrasti galbūt naujų idėjų, galimybių Žemės planetos temas įdiegti taip, kad jos būtų tokios artimos kaip ir visas mokyklos gyvenimas ir galbūt tokios suprantamos ir tokios apčiuopiamos kaip šis bičių medus. Taigi, sėkmės visiems šiandien. Ir skelbėme idėjų mugės pradžią. Procedūros, kaip tai vyks, tai bus labai paprasta, tai bus labai savarankiška. Mes turėsime 3 valandas ir individualu, turėsime 3 valandas domėtis
jūsų idėjomis, gilintis į jas, kalbėti, diskutuoti, kas yra ten vertinga ir stengtis perkantieji įsigyti pačias vertingiausias, parduodantieji gebėti tas idėjas įrodyti, kad jos yra vertingiausios. Kiekvienas iš mūsų svečių, koordinatorių ir ekspertų turime po 5 pinigėlius, bemtukus. Jie yra skirtingų spalvų. Mes turime jau savo spalvą, kai leidome leidinį, kur Loreta laikė rankose. Ten kiekvienos buvo grupės spalva. Mes stengiamės, kad ir bemtukai būtų šitų grupių spalvomis. Svečiams jų spalvą parinkome, mėlynus bemtukus įteikėme. Taigi visi turime pinigėlių ir visi turėsime galimybę nusipirkti. Mokyklų komandos, jos taip pat turi 5 bemtukus. Taigi, mokyklų komandos taip pat galės parsivežti irgi po 5 idėjas. Ir koordinatoriai, atsiprašau, svečiai galės iš visų grupių pirkti. Ekspertai, koordinatoriai ir komandos negalės idėjų pirkti iš savo probleminės grupės. Probleminė grupė, man atrodo, yra pasiruošusi visas savo idėjas padovanoti. 3 valandas galėsime ieškoti to, ko atvykome. O jeigu bemtukų pritrūks, bankomatų čia yra. Direktoriai pasiruošę savo sąskaitas pasakyti mokyklai. Bus galima jau atsiskaityti banko kortelėmis, bet